Nors šių metų parodos sprendimų ratas pagrindinė tema miškai Lietuvos turtas, joje netrūko ir kitų gilias tradicijas turinčių renginių. Daugeliui raitelių jojimo varžybos dėl Lietuvos Respublikos prezidento taurės yra oficialus įtempto žirginio sporto sezono uždarimas. Nepaisant prastų oro sąlygų, parodos sprendimų ratas vykusios Aleksandro Stulginskio universitete puošmena tapo konkūras. Įvertindami varžybų svarbą, į jas atvyksta visi pajėgiausi šalies raiteliai. Po atkaklios kovos Lietuvos Respublikos prezidento taurė nuo šiol puikuosis tarp kitų žirginio sporto propaguotojų Civinskų šeimos atstovų trofėjų. Mat ją pelnė jaunasis Vincas Civinskas. Tokia svari tai pirmą kartą. Viena iš tų neprastų tokių pergalių, kur tikrai yra kaip pasistengus laimėti. Jis labai pasikuklino ir turiu pasakyti, kad šie metai jam buvo labai geri, derlingi, tačiau, kaip jau jis minėjo, kad šios pergalės, ši žemė, Kauno žemė, padovanojo mums vienus iš svariausių pergalių, būtent prezidento taurė ir žemės ūkio ministro taurė. Kadangi mes turime dar vieną taurę, kur laimėjo jo tėtis, tai reiškia, iš karto Lietuvos nepriklausomybės įkūrimo Lietuvoje gerbiamo Šleževičiaus taurė. Taigi jo tėvelis laimėjo. Tai dvi svarios taurės, kuriuos turės mūsų šeima. O šiaip jam labai sekėsi ir kadangi jis kukliai nepasigyrė, tarp kitko, 5-mečių žirgų čempionas, geriausias žirgas Lietuvoje pripažintas, kuris tavo? Pedras, toks jaunas žirgelis. Toliau ir dar kitų svarių tokių pergalių, bet šioje žemėje tai džiugu mums, iki ašarų džiugu, kad taip mums pasisekė. Kiek yra Civinskų, kurie yra nutolę nuo žirgų? Ar yra tokių? Vienintelis turbūt anūkas, o čia turim dar mažesnį anūką, irgi jis jau jojantis ir buvęs poni žirgų čempionas, o vienintelis Valentinas, kuris šiuo metu išvažiavo mokytis, įstojo į Angliją, išvažiavo mokytis, jis futbolą kultivavo, nors jojo ir ant žirgų. Tai kiek iš viso yra Civinskų su žirgais? Turbūt sunku pasakyti. Jeigu paėmus visą genealoginį medį, tai turbūt ne viena 10 būtų. Taip, netgi ir kitos grįžę iš Sibiro mūsų giminės irgi joja, bet jie jau iš Civinskų, bet tik kitos pavardės yra. Vargu pasakyti, Bauer yra, kurie nemylėtų žirgą Civinskų. O moteris irgi joja? Štai mano dukra, jinai pripažinta Jūratė. Lietuvos mėgėjų čempionė, šių metų, praeitų metų. Va dukrelė, kuris ten yra. O jūs? O aš, kaip ištekėjau už Civinsko, kaip pradėjau teisėjaut, tai mano kadencija baigėsi, kaip man sukako, nesakysiu kiek metų, ir jau dabar tik žiūriu, stebiu ir džiaugiuosi savo anūkų, proanūkų, dar neturiu, bet jau džiaugiuosi anūkais, kurie joja su žirgeliais. Tai yra taip. Jūs nežinot, koks tai jausmas, kada joja anūkai. Vyras jojo, pergyvenau. Sūnus jojo, pergyvenau, bet jau kai anūkai joja, neapsakytas jausmas. Vincai, ar turite mylimą žirgą? Aš žinau, kad jūs turbūt ne su vienu šuoliuojate, ar ne? Daugmaž jie visi yra mylimi pas mane ir tokio, kad labai būtų pats mylimiausias, tai nebent gal tik tai nuosavas mano, kurį 12 metų gavau dovanų ir man atrodo, tas ir yra pats mylimiausias, nuo kurio pradėjau aš visą tą savo karjerą raitelio.
Ir su juo geriausiai sekasi, ar ne? Aš jau su juo nebejoju, nes išaugau iš to amžiaus, kad su tokiais žirgais jočiu, nes buvo žemaitukų veislės žirgelis pas mane. O dabar sėdu ant didesnių, eiklesnių, kad galėčiau per kuo aukštesnės kliūtis peršokti. Tradicinis Lietuvos Respublikos prezidento taurės konkūras, nudžiuginę žiūrovus po 4 metų pertraukos, nepaisant lietingų orų, šiemet įvyko. Tikėkimės, vyks ir ateityje. Ligšioliai Lietuvoje nėra vykęs Europos tauriųjų elnių kvieslių čempionatas. Tai neregėtas ir negirdėtas renginys, kai žmogus balsu bando imituoti elnio baubimą. 11 pirmą kartą dalyvavo Lietuvos komanda, 12 čempionatas vyko Lenkijoje, Garai pily, 13 čempionatas vyko Slovenijoje, na ir 14 Lietuvoje. 15 čempionatas vyks sekančiais metais, gegužės 25 dieną, Čekijoje Lysanat Labem. Iš esmės tauriųjų elnių viliojimas ir yra medžioklės dalis, tai priemonė medžioklės. Kada žvėrį prisišauki, gali jį ramiai apžiūrėti, matyti jo išvaizdą, tiksliai įvertinti, elgesį ir gali spręsti, ar tai jau suaugęs žvėris, ar galima jį palikti bandoje dar metam kitiem, ar jau laikas išimti. O į tą garsą atbėga ar tik tai patelės, ar ir patinai? Pirmoje eilėje tai yra patinai. Patinui reiškia imituojam varžovo garsą. Imituojame varžovo garsą, na ir jis mažų mažiausiai atsiliepia. O kada atsiliepia, jau žinom, kuris yra. Ir galim projektuoti, kaip prie jo prieiti, kokią priedangą pasinaudot prieinant. Aišku, visuomet einama prieš vėją, tokiu atveju, kad mūsų kvapo žvėris nepajaustų. Na ir tai yra iš tikrųjų medžioklės priemonė. Žmogaus balso stygam, nes tos visos priemonės, ragai, kriauklės ir visa kita yra tik rezonatoriai, sustiprinantis balsą. Na ir tą žmogaus balso skambesį užmaskuojantis, kad žvėris nesuprastų, kad jis yra apgaunamas. Elnias vienaip baubia, ieškodamas haremo kokį nors suburtų, simt plotą, kitai baubia jau tą plotą turėdamas. Taip, kad čia reikia mokytis gamtoje. Elnių baubimas yra priemonė išvengti bereikalingų kovų. Pirmiausiai tai, kaip sakoma, garsais stengiasi vienas kitą įtikinti, kad štai aš esu galingesnis, o tu jau traukis į šalį. Na, kada nepavyksta įtikinti garsais, tada suremia į ragus. Žinoma, apie elnių kovas tarpusavio daug dramatizuojama, bet iš tikrųjų rimtų sužeidimų, rimtų sužalojimų, žuvimo atveju netiek jau daug. Per mano, reiktų skaityti 4 amžiaus profesionalaus medžiotojo darbo. Žinau tiksliai 2 atvejus, kad elnias patinas buvo užbadytas
Ir iš vis pietų Lietuvoje žinau vienintelį atvejį, kad kovodami elniai susikabino ragais ir negalėjo išsiskirti. Nors literatūroje tai akcentuojama, taip susikabina, kad neįsiskiria. Retenybių retenybė. Iš tauriojo elnio pojūčių pirmoji vietoje eina klausa, antroji vietoje uoslė ir tik trečioji vietoje regėjimas. Jeigu žvėries pojūčių klasifikacijoje pirmoji vietoje regėjimas, tai ta jo kalba pati irgi būna paprastesnė, primityvesnė ir mažiau naudojama. Čia daugelis dalykų yra tokie, kurie tiesiog parodo, ant kiek varžybų dalyvis pažįsta žvėris, ant kiek žino jų elgesį. Šiame čempionate lietuviai neužėmė prizinių vietų, bet jie dėl to neišgyvena. Svarbu buvo dalyvauti ir pasisemti patirties iš kolegų. 14-ojo Europos tauriųjų elnių kvieslių čempionato nugalėtojo titulas atiteko Čekijos atstovui. Komandinėje įskaitoje nugalėjo Lenkijos kviesliai. Didžiausia kreditų suma per visą Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos laikotarpį nuo 1997 metų teko žemdirbiams ir kaimo verslininkams. Jie į žemės ūkį ir kitus verslus jau investavo daugiau kaip 1,5 milijardo litų skolintų lėšų. Kaip ir ankstesniais metais, šiemet garantijomis dažniausiai naudojasi ūkininkų ūkiai. Jiems suteikta daugiau nei pusė visų kreditų su garantija. Aktyviai taip pat skolinosi smulkus ir vidutiniai verslininkai kaimo vietovėse. Jiems suteikta trečdalis visų kreditų. Pasaulyje susirūpinta, kad brangsta kiauliena. Aiškinama, kad kainos kyla dėl pabrangusių pašarų ar ES reikalavimų. Kiti sako, kad kiauliena brangsta, nes mažėja auginamų kiaulių. Veikia globalizacija lietuvišką ūkį. O Rusijai įstojus į Pasaulio priekybos organizaciją, didieji Lietuvos ir Danijos kiaulių ūkiai parduoda kiaulieną Rusijai, kur už kilogramą moka beveik 7 litus. Praėjusioje laidoje klausėme, kuris Utenos fontanas gražesnis – Dauniškio ežere ar Utenio aikštėje. Šį kartą laimėjo Dauniškio ežeras. Šiandien jūsų klausėme, dėl ko kyla kiaulienos kainos. Dėl augintojų godumo ar pabrangusių sąnaudų. Balsuokite internetu laidos svetainėje gimtojižemė.lt arba telefono numeriu 86 111 0909 siųsdami trumpąsią žinutę su tekstu godumo arba sąnaudų. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos, o rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Šiandien tiek laidoje apie visas įdomybes ir kasdienį gyvenimą. Iki kito šeštadienio.